Jūsų atsakymę aš dabar išgirdau labai gražią frazę, kad mes Lietuvoje esame ekologiškai ir žalia šalis. Tai man kartais ir pačiai kyla klausimas, tai kurių galų mes dar save bandome visaip kaip riboti, bausti už ne savo taršą, iš kur šitie požiūriai randasi? Sakyti, mes esam geroj pozicijoje, bet kad tą poziciją išlaikyti, mes turime būtent daryti tos žingsnius. Bet kalbėdamas apie tai, kad mūsų šalis turi iš tikrųjų ko pasididžiuoti, tai suklostosi iš tam tikrų aplinkybių. Visų pirma, tos aplinkybės ateina, kad mes nepriklausomybę atgavom prieš 30 metų ir atėjome į tą kapitalistinį pasaulį gerąją prasme, be sakykime, paveldo. Lietuva neturi energijos šaltinių, mes neturim naftos, neturim anglių ir tai atrodė kaip minusas, bet dabar tampa pliusu,